kasdienybės stebuklai ir vaizduotės autonomija. Sveiki atvykę į jaunųjų lietuvių rašytojų knygų pristatymą. Šiandien pas mus svečiuojasi rašytoja Lina Simutytė. Ji pristatys knygą Raudonasis albumas. Ir Indrė Valantinaitė su savo knyga Gimiau su dviguba širdim. O renginį moderuos literatūrologė Edita Puskunigytė. Knygą Raudonasis albumas galite įsigyti Pegaso stende, o knyga Gimiau su dviguba širdim prekiauja Rašytojų sąjungos leidykla. Ačiū už pristatymą, sveiki visi, susirinkę į dviejų puikių autorių naujai išleistų knygų pristatymą. Tai trumpai pristatysiu Lina Simutytė, jaunosios kartos prozininkė, Jurgos Ivanauskaitės premijos laureatė, scenaristė. Prieš 4 metus, jeigu gerai pamenam, pristatėm čia pat pirmąją knygą Miestų šventė, dabar antroji knyga romanas Raudonasis albumas. Man po dešiniai poetė Indrė Valantinaitė, taip pat susilaukusi begalės daug palankių vertinimų ir skaitytojų, ir iš kritikų, ir apdovanota premijomis. Šiandien pristatome jos jau 5. poezijos knygą Gimiau su dviguba širdimi. Tai pirmiausia, sveikinimai išleidus naujas knygas. Ir pradėsim nuo vaizduotės, kurios jūsų knygose labai daug. Pirmas klausimas būtų Linai, kurios romane Raudonasis albumas neišvengiamai buvo susidurta su ir pasakų motyvais, ir fantazijom. Tarkim, pasaka apie darže sodinamus puodus įgyja naują prasme, kai išaiškėjo, jog Elenos tėvas serga ir šios ligos vedinas užkasinėja šeimos daiktus po žeme. Tada senelės Martos naratyvas, kuris stebina savo moksliniais ritualais, susraigėmis ir atradimais. Ir skyrius apie Milos kaimą, įspūdingas savo vaizduotės išmonę. Tai norisi paklausti, tikrai akcentuoti, kad vaizduoti šios knygos varomoji jėga, ar kaip vaizduoti padeda tau suprasti ir perkurti kasdienybę? Tai ačiū už įdomų klausimą. Labai sunku atsakyti, kaip konkrečiai tai vyksta, bet manau, kad be vaizduotės mes sunkiai galėtume apskritai reflektuoti kasdienybę, nes kiekvienas reiškinys, kiekvienas įvykis, procesas tam tikras, juk jis yra suvokiamas pirmiausia vaizduotės dėka. Ir įsivaizduodami tam tikras situacijas, mes jose gyvenam tuo metu. Tai rašant knygą, galbūt stengiausi negalvot, kaip ten vyksta kažkokie neuroprocesai, smegenų jungtis, kokios naujos susidaro, nes kai apie tai galvoju, viskas tampa labai sudėtinga. Kai pradedu analizuoti patį rašymo procesą, man paprasčiau yra tiesiog bandyti kalbėti apie tai, kas aktualu man pačiai, o vaizduotė kasdienybę padeda transformuoti. Ir netgi kai kurie knygoje aprašomi įvykiai galbūt yra susiję ir su mano pačios išgyvenimais. Tačiau net ir labai norėdamas, tu net pasakosi žodis žodin. Ir galų gale, dažnai yra, tarsi sako, kad bet čiagi iš mano gyvenimo, taigi čia tai buvo, tai kaip gali čia kažko neįtikinti. Bet kiekvieną kartą, kai tu rašai, pasakoji istoriją, reikalinga tam tikra struktūra. Tai vaizduotė padeda ir struktūruoti istoriją ir nepersistengti su struktūra, kad nebūtų viskas pernelyg surišta, suspausta, nes tada, man atrodo, kad dingsta organika. Nes kartais tekstas pats save pradeda rašyti.
Iš ties reikia sutikti, kad balansas jūsų knygoje buvo išlaikytas. Indre, knygoje gimiau su dviguba širdimi, ryški dieviškumo, šventumo pajautos tema. Santūros kasdienio gyvenimo scenos persipina su lyriniu subjektų pamastymais, palyginimais su įvairiais istoriniais kontekstais, taip pat jaučiama savosios tapatybės paieška, tarsi brėžiant liniją, kad, cituoju, kol kas esu tik žodžių vartai, citatos pabaiga. Ar tau sakralumas poetinėje kalboje yra tik įrankis kasdienybės pasauliu išreikšti, ar tai reiškia kažką daugiau? Kodėl tau svarbu apie tai kalbėti poezijoje? Labai stiprus klausimas, svarbus klausimas, labai nelengva taip koncentruotai atsakyti į jį. Man atrodo, kad poezijoje vis tiek kažkaip tu sutinki vis tiek save. Turi atsivert pats savo ir jeigu bandytum kažką ten, nežinau, sukurpti, nes prozoj tu gali žaisti, tu gali kažkaip improvizuoti, kurti, prigalvoti personažų, jiems įvairiausias istorijas pamatuoti. O poezijoje tu iš tikrųjų kažkuria prasme atlieki tas prieš save toksai, kaip, nežinau, net neseniai istoriją girdėjau apie Česlovą Milošą, kuris, kai buvo Amerikoje, dėstė ir tikrai mažai žmonių ateidavo į jo skaitimus tuo metu. Tai jis tiesiog po to su taure prieš veidrodį tiesiog susidauždavo ir sakydavo, tai tiesiog už mus Česlovai. Tai toksai, kad poezija visų pirma, sakau, toks veidrodis pačiam savo, kuri yra ženklas, o paskui jau pradedi galvoti apie skaitytoją, kai ruoši ir patį rinkinį, galvoji, kaip sudėlioti tuos eilėraščius, kokia tėkme, kaip įvesti, kokį tą bendrą paveikslą pateikti. Tai man sakralumas atrodo, kad ir šiaip svarbus dalykas yra gyvenime, nes tikėjimas padeda ištverti žmogui oriai praktiškai viską. Kito būdo aš nelabai žinau, jeigu taip jau imti taip sunkias svorius tokius dalykus, jeigu žmogui tenka susidurti su kažkuo, ypatingais kažkokiais sudėtingais išgyvenimais, kitaip aš nežinau, kaip nepalūžti. O dar, kaip čia, nes klausimas buvo labai daugelypis ir galvoju, kaip išsyk į jį atsakyti, tai turbūt būtų kol kas, turbūt tiek. Kitaip tariant, ateina organiškai iš asmeninio gyvenimo, tie visi religiniai motyvai jūsų į tavo poeziją. Ir iš mano pačios patirties turbūt. Manau, kad to kitaip būtų perspausta, netikra ir kažkaip, nežinau, įtariu, kad skaitytojas turbūt tiesiog iš vis, kokia tada prasmė rašyti poeziją, jeigu tai nebūtų su tuo tikrumo antspaudu. Šalia tikėjimo temos, kuri taip pat ir raudonajame albume yra, labai stipri ir angažuota. Labai daug ir traumų, tiek seksualinių, tiek psichologinių, nesinori išvardinti viskų konkrečiai, bet kadangi jau apie tai užsiminiau, tai paprašysiu paskaityti Linos ištrauką iš knygos. Realybės šou Akvariumas buvo filmuojamas neseniai atidarytame prekybos ir pramogų centre Akropolis. Visoje šalyje didžiausias tokios paskirties pastatas iškart tapo ne tik pirkėjų, bet ir turistų traukos objektu. Jo milžiniškoje automobilių stovėjimo aikštelėje savaitgaliais vietos tekdavo gerokai paieškoti. Čia susitikdavo draugai, senjorai ant suolelių laižydavo itališkus ledus, boulinge vykdavo bernvakariai, biliardo salės prietemoje bučiuodavosi paauglių porelės, o rūbus, batus ir kitas naujam sezonui reikalingas prekes daugybėje parduotuvių
išsirinkusios šeimos skildavo per pus. Visai mažus vaikus palikę žaidimų kambariuose, paūgėjusius ledo arenoje, tėvai prisėsdavo vienoje iš aplink čiuožyklą įrengtų kavinių. Užsisakę išgerti, įsivaizduodavo, kad grįžta į pirmuosius savo pasimatymus, kai dar turėjo kuo vienas kitą nustebinti. Nors iš tiesų tik pro grūdinto stiklo sienas spoksodavo, kaip šimtai pačiūžų braižo lygų ledo paviršių, kaip monotoniškai vaikai suka vieną ratą po kito, tarsi jau pačiame nerūpestingiausiame amžiuje turėtų pradėti ruoštis neišvengiamai suaugusių pasaulio kasdienybei, kurią valdo rutinos dievas. Tačiau savaitgaliais Akropolėje jis atsitraukdavo. Žilas rutinos dievas likdavo stovėjimo aikštelėje, įsitaisęs ant galinės automobilio sėdynės, tarp žieduotų pirštų su inkrustuotomis sekundėmis, minutėmis, valandomis, dienomis ir metais, spausdavo smilkstančią cigaretę ir kavinėje sėdinčioms poroms dovanodavo iliuziją, kad pasaulis yra saugi Atėnų tvirtovė ant kalno, o gyvenimas erdvi arena, kurioje vietos užteks visiems, kur tereikia šiek tiek labiau pasistengti, labiau pagalasti pačiūžų geleštas ir patikėti. Po tavo pasirodymo lede liks giliausi rėžiai, tarsi įrodymas, kad gyvenai išskirtinį gyvenimą. Nors jau po 45 minučių čiuožykla ištuštės, vidun įsukus ledo valymo mašinoms. Jolita Raudona ir Psichas buvo 2 iš 10 realybės šou dalyvių, gyvenusių prie Akropolio įrengtame stiklinėme terariume. Varstomi smalsių žiūrovų žvilgsnių tiek už stiklinių pastato sienų, tiek anapus televizorių ekranų, čia turėjo praleisti 50 dienų. Tačiau savo žaidimą baigė anksčiau. Jolita tapo Raudona dar paauglystėje, kai su drauge mokykloje turėjo vesti Švento Valentino dienos vakarėlį ir guašu Raudonai nusidažė plaukus. Šis įvaizdis jai taip patiko, kad netrukus ėmė dėvėti vien raudonos spalvos drabužius ir puošti šios spalvos aksesuarais. Jolita Raudona, su mėlynosios mergaitės įvaizdį prisijaukinusią mėlyną, prieš realybės šou dirbo televizijoje vaikiškos laidos vedėja. Psichas tuo metu grojo roko grupėje, kuriai, kaip ir Jolitos karjerai televizijoje, buvo lemta iširti. Viskas pasikeitė po skandalingojo vakaro, kai porelė bučinius baseine perkelė į miegamojo lovą ir joje užsikloję pasimylėjo. Transliacija iš įvykio vietos buvo nespalvota, todėl raudonų atspalvių televizoriaus ekrane norėdamas nebūtum galėjęs įžiūrėti. Nepaisant to, visiems buvo aišku, kad lovoje su Psichu spurda būtent Raudonos kūnas. Rokeris prieš tai buvo pasižadėjęs, kada nors Jolitą padaryti. Elenai ir Edžiui tą vakarą taip pat sėdėjusiems priešais televizorių tėvai akis liepė užsidengti dar baseino scenos metu. Kadangi tai buvo ne pirmas kartas, kai taip jie turėjo išvengti ekrane mirgančio nepadorumo, abu buvo išmokę tarp pirštų palikti tarpus. Pro juos išvysdavo ir besikilnojančias Pamelos Anderson krūtis, ją išnyrant iš jūros gelbėtojų seriale, ir tvirtą, prakaito dulksna padengtą Jorges Salinaso torsą, kai jis palinkdavo virš vis kitos senjoritos lūpų prasisegęs baltus marškinius. Ir vis dėlto tarp dvasingais Gvadalupės, Angelos, Marisol ar Benitos vardais prisidengusių meksikiečių muilo operų pasileidėlių ir Jolitos Raudonos buvo didžiulis skirtumas. Viena yra vaidint, kita pistis prieš visą šalį, iš tikrųjų piktinosi mama. Numaut abiem trusikus per kalėdas ir pastatyti vietoj eglės prie Akropolio, pritarė tėvas. Nors ir pačioj katedros aikštėj Jolkos kūšį vietoj eglutės įžiebt, juokelio šmaikštumu įsitikinęs kikeno Gorbis. Nekaltybę, ne savo, o pusbrolio Nikitos norų praradusi Elena tą vakarą įsitikino, kad išprievartavimą ir toliau turės slėpti. Kaip kažką tokio, ką tą vakarą nusinešė į vėsią garažų tuštumą ir paliko tirštoje tamsoje.
arba užkasė po didžiąją kiemo kriaušę, per vasarą subrandinančią vos keletą vaisių. Ačiū, Lina. Nuo šio kunkuliuojančio teksto gyvo norėčiau pereiti prie ramesnio tono ir gal, Indre, galėtum paskaityti savo eilėraščių. Kontrastuosim mes šį vakarą turbūt, šią popietę. Nes aš labai buvau moksleivė tuo metu, kai buvo tas akvariumas ir dar tikrai mes visi, atsimenu, klasėje paskui aptarinėdavom tas scenas. Keliavau laiku šiek tiek, kai skaitai. Mes esame adresu Aušros alėja 62, taip. Ir šią knygą Gimiau su dviguba širdim irgi pradeda 2 eilėraščiai skirti Aušros vartams. Tai pirmąjį norėčiau paskaityti būtent Aušros vartai 2. 39 laipteliai iki stebuklo. Moteriai buvo duoti 2 didžiojo erelio sparnai, bet ji kantriai laukė, nuolankiai juos suglaudusi kitoje drobės pusėje. Restauratoriai užgydė šūviu prakiurdytą drabužį. Plačios rankovės slepia šarvus. Karžygė mergelė už neperšaunamo stiklo, kuriame atsispindi palaiminto miesto dangus. Ir aš jame atsispindžiu, vis sužeidžiama, bet išgydoma, apsaugota. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, būdama Šiauliuose, nes netiek daug kartų gyvenime esu buvus, 2 kartą esu dabar. Ir pats pirmasis tai buvo prieš 21 metus, buvo Šiaulių miesto šventė, gimtadienis. Gal net kažkas ir buvo tuo metu minioje, buvo pristatyta roko opera, Roko Radzevičiaus Saulė žemė. Ir aš ten dainavau Saulę. Tai kažkaip man labai miela sugrįžti su šita knyga. Čia. Ir taip, kadangi tikrai keliaujam laiku, tai į vaikystę šiek tiek tada nusikelkim. Dulkelės. Šiuolaikinio šokio būrelyje iki mokyklinukams per kalėdinį vaidinimą buvo patikėtas šviesulių vaidmuo. Suspindinčių rutulių rankose ir balta suknele, išdidžiai strykčiojau po salę iki užsnūdo užslinkus nakčiai. Tamsos šokį atliko jau ūgtelėję vaikai. Užduotis užsimerkti man buvo neįveikiama, nepajėgiau nuleisti vokų. Žiūrovų salėje susiradau tėvų veidus, boluojančius už besisukančių dulkelių, nutviekstų prožektoriaus šviesos. Tie 2 žmonės, kuriuos siejau tik aš, susipažino šokiuose. Man toji istorija visuomet atrodė per paprasta, todėl neįtikėtina. Toliau sekiau akim dalelių judesius. Pamenu, tuomet dar žinojau, kad kiekvienos jų skrydis yra tikslus. Bet nebepajėgiau suprasti perduodamo pranešimo. Mums nesuvokiamų tikslų, bet vangos, jos kilo ir leidosi. Kilo ir leidosi. Pasigirdus varpelių muzikai, žinojome, kad išaušo rytas. Tamsa buvo priversta pasitraukti. Atėjo laikas nusilenkti. O dulkelės kilo ir leidosi, kilo ir leidosi, ir nebuvo nei menkiausio atsitiktinumo juose. Tobula choreografija. Ir taip pat norėčiau perskaityti šitam pirmajam raundui titulinį eilėraštį Gimiau su dviguba širdim, kuriuo prasideda 2 šios knygos skyrius. Kai išmokome skaityti dangų, jis liejosi, plūdo vidun net užmerkus akis.
Vien dėl tos akimirkos buvo verta ateiti į laiką, tvinksintį ant sienų ir riešų. Su kiekvienu žodžiu žiedlapiai biro iš lūpų, kiekviena mintis spindulių krioklių išprausta. Kaip vadinasi toji šalis, kurioje tėra kambarys šios sekundės? Kuo vardu toji šalis, kurią aš tapau? Ir dar vienas, aš visą laiką, iš tikrųjų, nors Edita ir prašė pasirinkti eilėraščius ir suplanuoti tiksliai, ką skaitysiu, bet visą laiką tai būna, kad ateini ir tekstai patys pasiprašo būti perskaitomi. Pavyzdžiui, štai čia mes įėjome ir pamačiau nuostabią freską. Aš net nežinau iš tikrųjų, koks istorinis personažas yra štai čia virš mano, už manęs pavaizduotas, bet aš manau, kad vardą ir pavardę tas žmogus turi, bet kažkaip man tarsi jis pasufleravo perskaityti eilėraštį, kuris vadinasi Tik žodžiai. Jis išmoksta maldas ir eilėraščius atmintinai. Štai toks pomėgis nuo pat paauglystės. Juk ateis tokia diena, kai mums beliks tik žodžiai, sako. Bet mums dar turi likti skaidrus protas, gomurio skliautas ir guvus liežuvis jiems ištarti. Iki tos dienos dar turime patys išlikti. Atrasti būdą, kuris padėtų viską ištverti. Patirti, kaip prieblandon įsiveržusią šviesą paversti eilėraščiu. Ačiū, Indre. Tai išgirdom dvi ištraukas iš ties skirtingas ir taip autorės kontrastuojančios, bet tuo galbūt net ir įdomiau. Ir man iškilo klausimas visai paprastas, abiem bendras. Ar kūryboje vertinate saiką? Taip, nuo Linos pradėsim. Tai be abejo, reikia jausti saiką, bet man ne visada pavyksta. Nežinau, tiesiog jeigu rašydama pradėčiau galvoti apie tai, kad saikas, trumpink sakinius, gal šitą išimk, tai būtų labai sunku. Tiesiog neįvyktų tas rašymo proceso, įsitraukimas į patį procesą. Tai dažniausiai leidžiu savo besaikį rašymo būdą bandyti, o paskui redaguoti, ilgai redaguoti, išimant, negailint, bet aš manau, kad saiko jausmas yra kaip gero skonio tiesiog ženklas tiek literatūroje, tiek kituose menuose, apskritai kaip žmogaus netgi būdo savybė, man atrodo labai graži. Saiką taip pat labai vertinu ir netgi taip anksčiau ir esu sakiusi, man atrodo, kad eilėraščio uždavinys dažnai yra sutalpinti pasaulį vieną sakinį. Tai kuo daugiau tu jo sutalpini, tai tuo vykesnis, labiau vykęs eilėraštis gali pavykti. Tai man atrodo, kad tai ir yra ta ir pagarba skaitytojui, tikrai toksai jau atrinkimas, kad tas kiekvienas žodis būtų savo vietoje, su savo skambesiu, ypatingai eilėraščiui. Ir vėlgi prozai turbūt dar kitos taisyklės, o eilėraščiai iš tikrųjų, man jeigu yra labai daug teksto, net ir skaitant kitų poetų, aš tiesiog jaučiu, kad toks sąmonės rautas neišvalyt, man kažkaip norisi to tokio grynumo, raiškumo. Ir tą manau, kad labai galima pasiekti labai taikliai parinkus žodžius ir kuo trumpiau, kartais tikrai, man atrodo, eilėraštis gali nuo to tapti stipresniu ir tas toksai dūris dar taiklesnis gali būti. Lina, raudonajame albume vaizduotės autonomija reiškiasi per deformuotą kasdienybę. Serga namas, radiatoriai atsisdūsta, sraigės gydo kūną. Eleno šeima patiria daug nuosmukių, išgyvena skurdą. Man kilo klausimas, ar visi
egzistenciniai ir moraliniai klausimai kylantis Elenai tuo metu, ar jie padeda atskleisti pagrindinę knygos mintį, kad ne viskas iš tikrųjų yra taip, kaip atrodo? Nežinau, net tikriausiai yra daug minčių knygoje, tai kiekviena situacija aprašoma arba kiekvienas personažas su savo linija, savo išgyvenimais yra ir kaip ir skirtas tam, kad ta mintis susidėliotų ir atsiskleistų skaitytojui. Bet yra labai įdomu, kad kiekvienas skaitytojas gali turėti labai daug skirtingų interpretacijų. Kaip ir viena skaitytoja pasidalino mintimi, kad tarsi vienas personažas apskritai ištremtas į Milos kaimą, kadangi tai yra vyras, mėgstantis rengtis moteriškais rūbais, jis negali gyventi provincijoje, jis yra ištremiamas, jis gali rinktis, arba tu gyvensi provincijoje ir tu būsi patyčių objektas, arba tu išsikraustysi pas urvinius, kurie gyvena Milos kaime ir garsėja ligomis, apsileidimais, gyvenimas ten iš vis urvuose. Tai tarsi tokie visuomenės suluošinti atstumtieji, bet aš manau, kad ir kai būtent tas skaitytoja pasidalino, sako, galima čia suprasti, kad apskritai čia jis viską susapnavo. Bet jeigu skaitytojui ta istorija priimtinesnė, tokia istorijos versija, tai aš manau, kad tikrai, negi tu pradėsi įrodinėti, bet ne, žiūrėk, čiagi iš tikrųjų, čia viskas taip, jis nesapnavo. Tai man atrodytų labai keista bandyti pakeisti perskaitimo patirtį. Nežinau, dar grįžtant prie klausimo, gal kažką patikslint reikėtų. Ar atsakiau? Iš ties išplėstinis čia klausimas buvo, ne visai jį ir pabaigiau. Iškilo klausimas, kokia yra žmogaus vieta šiame romane, ar jis yra žemiau Dievo, žemiau savo aistrų? Tai jis yra lygus savo aistroms. Aš manau, kad kiekvieną kartą, kai mes bandom taip atskirti, kad yra gėris ir blogis, mes matom labai tik tai juodą, baltą, bet aš manau, kad tikiu, kad iš aistros ir gimė pasaulis. Ir ta aistra labai dažnai yra kažkodėl su tokiu juodu atspalviu, kad čia žmonės nepažaboja savo čia troškimų ir daro kažką ten ne taip, bet kol tai neperžengia tam tikrų ribų, kol tai nekenkia galbūt kitiems žmonėms, man atrodo, kad aistra yra didžiulis variklis, kodėl apskritai mes gyvenam. Ir nemanau, kad tie personažai turi kažkokį kitą pasirinkimą. Jie tiesiog galbūt negali kiekvieną kartą reflektuoti, kodėl aš pasielgiau vienaip ar kitaip, ar ten labiau destruktyviau, ar net nežinau, čia reiktų ko gero pavyzdžio kokio nors. Bet nesiekiu rašydama kažkaip moralizuoti, kas yra gera, kas yra bloga, o čia jau puolė žmogus, nes aš tikiu, kad kiekvienas gali keistis. Tai lygiai taip pat ir personažai patiria tam tikrus pokyčius. Bet aišku, kad jie suvokia savo mirtingumą, savo baigtinumą ir Dievas tampa panašiai kaip ir Indrė sakė, kad tai yra vienintelė energija, kuri yra likusi, kai iš tikrųjų nebėra kur daugiau pasidėti. Tai pratęsiant tas mintis apie Dievą, Indrės norėčiau paklausti, perskaičius eilėraštį Dievo motina Lietuje, kuris man iš ties labai patiko, atradau knygoje ir daugiau veikėjų, paprastų žmonių, kurie tampa šventaisiais, angelais.
jie tarsi tarpininkai tarp žemiško ir dangiškojo pasaulio. Noris paklausti, ar tiki, kad kiekvienas žmogus nešioja savyje dieviškąjį pradą? Taip. Kaip tie veikėjai atsiranda tavo poezijoje ir tampa šventaisiais? Aš iš tikrųjų kažkaip manau, kad aplink mane tikrai labai daug yra kasdienybėje tokių žmonių, kur, man atrodo, ten yra angelai pasislėpę tiesiog kūne žmogaus. Labai daug tikrai pažįstu nepaprastai gerų, šviesių žmonių, iš kurių galima tik tai mokytis, kurie įkvepia. Tai gal kažkaip šitoje vietoje jie taip atkeliauja ir į poeziją, nes aš irgi kartais atrodo, kad per vieną eilėraštį tu papasako istoriją, iš tikrųjų turi ten kažkokį personažą, bet jį dažnai įkvepia vienas ar kitas, ar net iš kelių pažįstamų sulipdai į vieną. Tai galėčiau pasakyti turbūt, kad man atrodo, kad vien tai, o aš tuo esu 100% tikra, kad kiekvienas žmogus turi sielą, pirmiausia turi sielą ir tuomet turi kūną, ir siela yra amžina, ta ugninė kibirkštis, būtent kurią Dievas su ta aistra ir kūrė, kai kūrė mus ir pasaulį. Tai man atrodo, kad tai ir yra pagal jo paveikslais mūsų, sukūrė ir turim tą sielą, reiškia, mes turim tą dieviškumo pradą kiekvienas savyje. Toliau klausimas, tai ką su tuo darom? Lina, raudonajame albume yra scena su laidotuvių nuotraukomis. Kaip kasdieniška giminės archyvų vardymų praktika virsta nemirtingumo stebuklu? Ir kaip gimė idėja apie veikėjų nemirtingumą? Tai apie tą raudonąjį albumą aš manau, kad bent jau dalis ir čia susirinkusių skaitytojų žino, kas yra tie laidotuvių albumai. Ir iš tikrųjų pas mus namuose buvo tiek pas vieną senelę, tiek pas kitą senelę laidotuvių nuotraukų albumai, kur visi guli karstuose arba kai kurių karstai uždengti. Ir man kaip vaikui tai kėlė labai didelį smalsumą. Aš klausinėdavau močiutės, o kodėl šitas karstas uždarytas? O uždarytas todėl, kad buvo labai karšta diena ir kūnas negalėjo būti paliktas tokiam karštyje dėl ten higieninių įvairiausių sumetimų. Ir aišku, kad vaiko vaizduotės tai negali nepaveikti. Dar yra kitas klausimas, kodėl močiutė rodė tas nuotraukas, nes jinai pasakodavo, o čia tavo prosenelis, o čia šitas sušaudytas, o šitą tai iš vis norėjo sudeginti. Ir viena vertus tai skamba labai taip groteskiškai galbūt netgi, bet kita vertus tai yra liudijimas, tai yra mūsų istorija ir galbūt kai kurių pirmoji nuotrauka ir buvo padaryta tame karste. O kalbant apie kaip kilo mintis apie nemirtingumą, tai aš nežinau, sulaukiau to klausimo jau porą kartų apie kai kuriuos nemirtingus personažus, tarkim, bet man tai net neatrodo, kad čia yra kažkas ypatingai tokio naujo, nes didžioji dalis literatūros nuo pasakų pradedant, mes siekiam to nemirtingumo. Net jeigu neįvardyjam, kad va šitas tai nemiršta, jis prisikelia ir taip toliau, bet mes siekiam nemirtingumo ir jeigu ne to fizinio, bet mes tikimės, kad savo kelionę, kaip dvasios kelionę pratesim galbūt kitame gyvenime ir galbūt tai gali net padėti šitam gyvenime nepasišiukšlint per daug, kad tas kitas gyvenimas būtų šviesesnis. Šita tema mane visada labai domino ir buvo labai įdomu, nes kai rašiau vieną iš romano dalių apie nemirtingą močiutę Martą, yra pasiskolinta nemažai iš mano pačios močiutės, kuri buvo vaistininkė, gamino vaistus, buvo vaistų chemikė.
Ir kažkaip, kai rašiau tą istoriją, paskambino tėtis ir žinom, kad jau serga močiutė ir pasakė, kad jinai mirė. Ir man buvo, nežinau, toks, atrodo, kad jos tarsi toks šmaikštus būdas pasakyti, kad tęsk mano istoriją. Iš tikrųjų, kad ir padaryk mane nemirtingą. Bet žinoma, tai nėra istorija apie mano močiutę, tai yra tiesiog tam tikros detalės, kurios persikėlė į knygą. Ir klausimas, kurie iš tų personažų iš tiesų nemirtingi ar mirtingi, tai labai įdomu, kaip skaitytojai tai interpretuos. Indra, pakalbėkime apie dvigubą širdį. Skaičiau interviu, kad knygos pavadinimas galimai susijęs su Vilniaus ir Kauno miestais, kuriuose Kaune augai ir į Vilnių išvykai. Taip, neklystu? Taip, aš esu gimus Kaune, augus Kaune ir išvykau į Vilnių. Tai šis interviu buvo Kauno dienoje. Ir tada kažkaip pagalvojau, kad priklauso, nuo šiame kontekste galima interpretuoti tą dvigubą širdį ir taip, nes kartais būna, kad žmogus gyvena vienoje vietoje, o gimęs kitoje ir tikrai jame tarsi tie du miestai susigyvena jo širdyje. Bet lygiai taip pat galima ir labai plačiai interpretuoti. Man atrodo, kad kiekvieną kartą, kai mes labai labai stipriai jaučiam, kai kažkoks grožio pliūpsnis, kažkokio stebuklo, nepaprastumo tvinksnis mumise kažkaip sukvirba, tuomet tarsi ta širdis prasiplečia, nežinau, kaip tą jausmą. Poezija ir yra tas dalykas, kad tu, kai negali kažko įžodinti, gali sukurti tam vaizdinę. Ne? Ir iš tikrųjų, Aušros vartuose, kai aš galvojau apie dar prieš nežinau kiek čia metų, nes užtruko 5 metai, kol tas rinkinys taip pat sutekėjo visas į vieną. Ir pamačiau tą votą tokį. Tai iš tikrųjų toks votas, ten tarptų begalės tūkstančių kabo. Ir jis yra, tiesiog aš jį perpiešiau, tiksliau paprašiau jau, kad dailininkas profesionaliai padarytų, nufotografavau. Tai ir tą dalelę knygą papuošė. Tai tas ženklas, kuris iš tikrųjų gali labai plačiai interpretuoti. Kai myli taip stipriai, kad atrodo ribų nėra, man atrodo, kiekvieno iš mūsų širdis tada gali prasiplėsti, ne? Kai sako, tas žmogus turi labai daug širdies, taip sako, jis turi labai didelę širdį. Tai va, toks gana platus turbūt galėtų būti. Tai tą progą išgirskime daugiau tos širdies. Kviečiu dar kartą paskaityti. Man atrodo, kad vienas iš tų žmonių, istorinių asmenybių, kurių šioje knygoje taip pat galima sutikti ne vieną, tai viskas gerai, aš papasakosiu apie eilėraštį. Žodžiu, karalienė Barbora, kurios neseniai 500 metų minėjome. Tai manau, kad tai viena iš tų asmenybių, kuri garsėjo savo meilės istoriją ir ėjo tik dėl to praktiškai į viso Lietuvos istoriją. Tad tebūnie eilėraštis skirtas jai. Eilėraštis vadinasi Po mūšio ir jis prasideda Marijos Matušakaitės knygos Karalienė Barbora ir jos atvaizdai ištrauka, citata. Standus it kario šalmas, brangakmeniais nusakstytas gobtuvas atidengia tik moters veidą. Tave sužeidus, sunkėsi mano kraujas. Šitiek vartų atsivėrė į tave. Iš jų raudoni kilimai srovena, kviečia žengti vidun. Tad karalienė palieka portretą. Tuščius aukso rėmus kaip narva ar griaučius muziejui, persirengia seselę, aptvarsto žaizdas. Tave sužeidus, sunkėsi mano kraujas. Taurėn sutekėjęs vynų pavirsta. Abiem jame suvilgius lūpas, amžinybės ratas užgyja, toliau sukasi. Tad man labai iš tikrųjų norėjosi ir kad toje knygoje būtų ir
tik, kad norėjusi, bet dalį jo sudaro meilės eilėraščiai. Ir dar vienas toks su širdim susijęs. Vertė. Žemėta bulvė, išredėjusi iš perpildyto pirkinių krepšio, tarp žėrinčių vitrinų pačiame sostinės centre. Jokia elgetėlė nepasilenkė jos pakelti. Badmečiu, net ir suvytusi, šioji būtų verta auksinio žiedelio ar vaikiškų aulinukų. Po kurio laiko, kai visos brangenybės būtų išmainytos į duonos kąsnį, liktų spindėti tik širdis. Vienintelis tau priklausantis brangakmenis, kurio niekad neiškeistum į sužiedėjusią kriaukšlelę. Na, kasgi ten tokio juokingo, papasakokit ir mums. Nežinau, kažkaip man gal tas eilėraštis gimė galvojant apie tai, kiek išlikimo krepšį, ko tu turi susikrauti. Nuolat girdint tas naujienas, tas žinias skaitant apie išlikimo krepšio turinį, tiesiog būna toksai, vis primena, ne? Tavo minėtas Dievo motina Lietuje, nors šiandien kaip tik šviečia saulė, labai graži diena Saulės mieste apsilankyti. Su džinsais ir permirkusiais sportbačiais, autobusų stotelėje, vienplaukė, be skėčio. Taip netikėtai prapliupo lyti, jai grįžtant iš susitikimo su angelu. Mintise vis dar bando įtikinti save, kad jai neprisisapnavo, kad yra visiškai sveiko proto. Duok man ženklą, kad nesu išprotėjusi. Duok man ženklą, kad nesu išprotėjusi. Virpančiais pirštais perskaičiuoja monetas. Kišenėje randa lygiai tiek, kiek reikia kelionės bilietui. Didysis žiedas. Eilėraštis prasideda net 2 epigrafais. Tai pirmasis yra sakinys iš The Guardian dienraščio 2024 metų sausio 11 dienos straipsnio. Astronomai atrado žiedo formos kosminę megastruktūrą, kurios proporcijos netitinka šiuo metu egzistuojančių visatos teorijų. Antroji citata Simone Weil iš Sunkis ir malonė. Protas padeda suprasti, kad tai, ko protas nesuvokia, yra realiau už tai, ką jis suvokia. Ant kurio Dievo piršto šie 13 milijardų šviesmečių žiba. Kiekvienas naujas atradimas panardina vis giliau į nežinią. Galaktikų brangenybių dėžutė vos praverta. Svaigina beribis smalsumas. Stebiu snaigių menuetą, Švento Ignoto gatvės žibinto šviesoj, iki joms akimirksniu susigeriant į palto apykaklę. Nespėju perskaityti šių pranešimų iš dangaus, bet mano akys suskumba perduoti žinią protui. Gražu. Mano protas perduoda žinią širdžiai. Gražu. Mano siela atsako. Žinau, viską pamenu. Ir galvoju, galbūt tebus atvirlaiškis, toks linkėjimai iš Vilniaus, iš kurio iš tikrųjų ką tik dar šįryt atvykau. Siunčiu tau dovanų savo miestą. Pasirašau vardu ir pavardę po šios dienos data. Kitoje pusėje antikvarinėme knyginėlyje įsigyta Bulhako nuotrauka. Dulkių kvapas. Šviesos šuoras Švento Kazimiero koplyčioje atgyja ir perskrodžia 100-metį.
tos pačios maldos, tik kitos lūpos. O tolėliau matyti amžinoji verbų močiulytė. Jeigu luktelėsi porą akimirkų įdėmiai sulaikęs žvilgsnį, jie išties virpančią ranką ir įspraus tau į delną 10 kapeikų grąžos. Kad turėtum ką įmesti į tokio pat amžino smuikininko futliarą. Girdi? Tai paskutinio sekmadienio melodija be perstojo vingiuoja Pilies gatve iki pat šio sekmadienio. Pralkės smuikininkas perskaičiuoja variokus, kurių jam užteks iki pat pasaulio pabaigos. Pašto dėžutės tamsa praryja svarbę žinią. Iki miestas vėl atgis nuo tavo žvilgsnio, tavo rankose. Sugrįžk greičiau. Ačiū. Dabar perėsime prie Linos. Kvieščiau paskaityti antrąją savo ištrauką. Tai antra ištrauka šiek tiek pratęs ir Indrės eilėraščių temas apie amžinybę būtent. Ir labai įdomu, kad iš tikrųjų labai skirtingos autorės esam ir žanrų prasme, ir stilistikos, ir vis tiek yra tam tikrų sąsajų. Tai manau vis tiek tos sąsajos yra pirmiausia mūsų bendros kažkokios atrodo vertybės, nes amžinybė tavo eilėraščiuose atrodo galbūt trapesnė, tokia skaidresnė, pas mane amžinybės trokšdami žmonės gali ryžtis net nusikaltimui. Tai įdomu, kad kontrastingas šitas literatūrinis vakaras labai gerai. O aš tada antrą ištrauką perskaitysiu. Kūdikiui Ada pasakodavo apie Dievą. Kalbėjo apie jį taip, tarsi būtų nutuokusi, kokia nepalanki lemtis ir pareigos berniuko laukia. Tai ji, mažylis, supažindino su švenčiausiaja trejybe, Dievu tėvu, Dievu sūnumi ir Dievu šventąja dvasia, sakydama, kad tai suprasti lengviausiai įsivaizduojant vandenį, ledą ir garus. Slapta balzamuotas moters kūnas Rusija jau buvo pradėjęs irti, bet rojaus tėvas neigti žmonos mirtį liovėsi tik išgirdęs, kaip vaikas Ada vadina mama. Sodas, kuris nepaisydamas šeimininkės mirties ir toliau vieną po kito krovė žiedus, net aidėjo nuo pirmųjų rojaus skiemenų. Mama žiro į šalis, kartu su Ados kasamo žemės grumstais. Mama plazdėjo dar varvančiuose ant ištemptų virvių saulėkatoje padžiautuose rojaus vystikluose. Mama kapsėjo lyg kartus, bet raminantis valerijonų trinktūros lašai, kuriais vyras prieš miegą apvarvindavo cukraus šaukštą ir prarydavo. Mama tuksėjo tėvo prisukamo laikrodžio viduriuose, primindamas, kad laikas ne jo naudai. Našlys, kaip ir visi kiti, gerai žinojo, ilgai negyvens. Turbūt todėl iš visų jėgų stengiasi surasti tvirtus pamatus ir kuo greičiau pradėti didžiojo teatro statybą, nors vyras niekino prietarus ir visus jiems prijaučiančius, nė pats nespėjo suvokti, kaip vieną naktį, palaukęs, kol sūnus kietai įmigs, bėgte pasileido į remontuojamą Laukio bažnyčią, prisiklausęs statybininkų paskalų, apie žemėn smunkančias medines jos sienas, apie šventosios dvasios palaimintas treštančias lentas ir byrantį tinką, kurį žmonės vagia ir beria ant duonos riekės, tikėdamiesi stebuklingos palaimos, ir pats ryžosi beprotybei. Išlaužęs kelias perdrekusias lentas, sukišo į bulvių maišą ir partempė namo. Kitą rytą, vos sulaukęs Ados, čiupo terbą, persimetė per petį ir nuskubėjo į statybų aikštelę. Savo rankomis sutrynė išskydusių lentų medieną ir įmaišė į taip sunkiai gauto cemento masę, kurios laukti reikėjo mėnesius. Dabar ramu, galvojo, dabar jau galima kibti darbus, tarėsi su savimi kaip su patikėtinio, kurio neturėjo. Dabar tikrai seksis, sakė savo, į dangų pūsdamas tirštus papiroso dūmus, dar nenujausdamas, kad medinis teatro pastatas kažkada supleškės, kaip žaislinis namelis iš popieriaus.
Ir vis dėlto tame statybų projekte nuo pat pradžių buvo kažkas prieštaraujančio logikai, kažkas, kas vyrą vertė kraustytis iš proto ir tiesioginė šių žodžių prasme lipti sienomis. Tai pirmą kartą darė Rusija, kai pavartė svetimą kalbą parašytus medicinos vadovėlius su iliustracijomis, iš kambario į rūsį pertemptų žmonos palaikus paguldė ant balzamavimui specialiai sukonstruoto stalo. Mirusiosios kojas reikėjo iškelti virš kūno lygio, todėl vyras nutarė ją tvirtinti prie plūkto molio sienos. Nuplovęs ir dezinfekavęs kūną, stiprių klijų mišinių sutepė moters nosį, lūpas, akių vokus, džiovintų vaistažolių prikimštą pilvą ir kitas ertmes. Tai padaręs, dar kartą pasitikrino vadovėlyje ir nuo žmonos kaklo nusegė sidabrinę grandinėlę su nukryžiuotoju. Tada į miego arteriją sušvirkštė balzamavimo skysčio, kurio buvo įsigijęs iš vaistininkės. Ir vėl užsegė grandinėlę. Gerėjosi triūso rezultatu. Į savo gyvenimo moteris spoksojo tol, kol patikėjo. Balzamavęs jauną ir dailų kūną, kurį tiek kartų glamonėjo, išsaugos nesuirusi metus, porą metų, o gal ir visą dešimtmetį. Tiek, kiek prireiks, kol mylimoji nuspręs prisikelti. Tačiau prisikelimo taip ir nesulaukė. Statybo aikštelė plėtėsi, naktimis vyrą persekiodama lyg neužčiaupiama, sąskaitą suvedinėjanti dvasia, reikalaujanti žmonos kūną nedelsiant perkelti po žemę prie didžiojo teatro. Ten, kur jos lauks tikroji amžinybė, kur mylimoji skirtingais pavydalais prisikels dar šimtus, o gal tūkstančius kartų ir gyvens naujus gyvenimus, tokius, kokie net teatro scenoje atrodys neįtikėtini. Kaitri, ryški ir mėsinga netrukus prasidėsianti vasara jau kurį laiką akiplėšiškai skelbė savo pergalę prieš kuklų pastelinį pavasarį. Vasara buvo tarsi erotiška, raudonai lūpas apsivedžiojusi meilužė su provokuojančiais aukštakulniais, kurios gyslomis tekėjo svaigi gėlių degtinė, o pavasaris priminė jos merginti taip ir neišdrįsusi paauglį su pernelyg tvarkingų sklastymu ant šono. Ištirptoje šokio aikštelėje pavasaris stebėjo įsirenginėjančią vasarą, matė, kaip vienas po kito išsiskleidžia ant grindų numesti drabužiai, jautė, kaip aitrūs jos kvepalai ore pakimba tarsi koks skraidantis kilimas, su ryškiaspalve medžiagų geometrija, kurios neįmanoma nei perprasti, nei atkartoti. Tačiau jo laikas baigėsi, lygiai taip, kaip muzikantams susirinkus instrumentus baigėsi paskutinė daina ir šokio aikštelėje įsižiebė šviesos. Vasara. Ta gašli, begėdė mergšė, kuriai visos pavydi, stovėjo pačiame centre, o pavasaris jau buvo išnykęs, taip ir nespėjęs išvysti jos nuogos. Virtęs glebiu raktažolės žiedu, jis netrukus nuvyto ir susigėrė atgal į žemę, palindo po dirvą ir šaknimis, ne pats to nenutuokdamas save paaukojo vasaros šėlsmui. Pavasaris neišvydo ir to, kaip jam pasibaigus vasarą priėjo prie rudens, rūstaus, nuolat kažką užsirašinėjančio poeto, ilgų paltų ir nuo jo žodžių prisidegė cigaretę. Tada pasisveikino su nespalvotose kino filmuose kažkada vaidinusią žiemą, kuri iš vasaros dabar nepastebimai nuvilkusios ir besimatuojančios jos dūmų spalvos sabalo kailinius kantriai mokėsi valiukiškumo. Visi žinojo, kad garsi artistė paseno anksčiau laiko ir nuoširdžiai jos gailėjosi. Lygiai taip jie žinojo, kad yra laikini statistai ir dekoracijos, kurias bet kada galima pakeisti. Taip, visi metų laikai te buvo mėnesiai, vos prasidėję kelianti žiovulį. Jie buvo sausiai žanginiai žodžiai, nykus romanų puslapiai, kuriuos norisi praversti, o vasara buvo gyva esencija aistros, tiek pilnatvės, tiek neišmatuojamo jos ilgesio, to sunkiai įžodinamo vidinio plasdenimo, dėl kurio apskritai rašomos knygos. Rudens cigaretė supleškės, kartu su taip ir nebaigtų rudens rankraščiu. Žiemos kailiniai, užmiršti sudulės kolekcionieriaus spintoje, o vasara buvo, yra ir bus amžina. Ačiū, Lina. Norėčiau kreiptis į auditoriją ir paklausti, galbūt yra klausimų. Kas nors turi?
Sveikos, ačiū labai už pristatymus. Aš turėjau 2 klausimus. Pirmas klausimas yra Linai apie perėjimą nuo trumpos formos į romaną, galbūt apie tai, ar tai buvo iššūkis, ar galbūt kažkas buvo lengviau, tiesiog kaip skiriasi rašymas trumpos formos, prozos ir ilgos. Ir tada antras klausimas jums abiem apie rašymą kaip išpažinti, ar koks jūsų požiūris iš tą idėją apie rašymą kaip išpažinti, ar jums rašymas toks kaip išvarimas kažko iš savęs, ar tiesiog koks yra jausmas jums rašant. Ačiū. Tai kalbant apie perėjimą nuo smulkiosios prozos, nuo apsakymų, novelių prie romano, iš tikrųjų rašydama antrą knygą negalvojau, ar tai bus romanas, ar tai bus apsakymai, nes pirmiausia, tai buvo kaip atskiros tarsi istorijos ir pradėjo jungtis. Ir tiesiog tada buvo jau labai baisu, tiesiog supratau, kad reiks eiti iki galo. Ir man buvo sunku suvokti, kaip apskritai aš, atrodo, juk nesistengiau, nesugalvojau specialiai, va dabar tai rašysiu romaną, pasipraktikavau su apsakymais, gana, važiuojam toliau. Tai iš tikrųjų, kai supratau, kad yra romanas, buvo labai sunku suvokti, kaip suvaldyti kai kurias linijas, ką palikti galbūt, ką išspręsti, kurių veikėjų galbūt visiškai atsisakyti. Tai didžiausias skirtumas yra disciplina, nes su apsakymais būdavo, kad galiu, aišku, jau dabar taip nebepavyktų, nes tiesiog pasikeičiau pati ir kaip autorė galbūt, ir kaip žmogus. Negalėčiau sakyti, kad įmanoma dabar būtų prisėsti ir vienu taip įpū parašyti apsakymą. O anksčiau galėdavau, anksčiau atrodė, kad galiu ten sėdėti per naktį, kitą dieną niekur nebeisiu, viską atšauksiu, rašysiu. Bet tos disciplinos niekada neturėjau. Bandydavau susikurti discipliną, kad atsikeliu, dabar rašau 4 valandas, tada jau prie kitų darbų, bet kelios dienos ir aš tiesiog pajusdavau labai didelį pasipriešinimą tokį vidinį, o su romanu iš tikrųjų reikalinga disciplina, tai stengiausi kiek įmanoma palaikyti tą rašymo ritmą, nes grįžus prie teksto po ilgesnės pertraukos arba atrodo, kad viskas labai blogai, arba norisi eiti jau prie kitos istorijos, nes po pertraukos jau kažką naujo turi nešiojasi mintyse. O kalbant apie išpažinti ir apie tą procesą ir apsivalymo, aš manau, kad literatūra mums suteikia tą galimybę ir išpažinti kai kurios dalykus ir pasislėpti, nes visada galiu sakyti, taigi čia grožinis kūrinys, ko tu nori, ko tu tikėsi, bet iš tikrųjų mums literatūra tiek jos rašymas, tiek jos skaitimas padeda save priimti, kai tu atpažįsti galbūt personažuose ar istorijose kažką, kas labai labai arti tavęs, tu tiesiog supranti, kad esi ne vienas. Ir tai yra labai stipri jėga, literatūros galia. Tai tiek tikriausiai. Dėl išpažinties, pavyzdžiui, poezijoje, nežinau, man atrodo, kad vis tiek kažkoks, žinoma, dažnam eilėraštį yra manęs pačios, mano aplinkos patirčių, neišvengiamai, bet šiaip jau dėl išpažinties, man atrodo, geriausia rašyti dienoraštį. Nes aš pati rašau dienoraštį, tai gal tas ir padeda šiek tiek to pertekliaus, kaip sakant, kaip su gertuku nugerti ir tada iškyla kažkas tokio, nes eilėraštis tas koncentratas turėtų būti, tai kažkas tokio nedienoraštinio, nes labai daug tiesiog tekę yra skaityti studentų, moksleivių eilėraščių, kai kviečia, pavyzdžiui, dalyvauti konkursuose. Ir tu turi komisijos narys vertinti.
ir išrinkti tuos jau geriausius. Tai labai daug pastebėjau, kad tikrai yra tokių, kaip atrodo žmogus dienoraštį. Rašytojas tiesiog sudeda į tam tikrą formą eilėraščio. Tai manyčiau, kad kažkaip ne kiekvienas eilėraštis dar yra poezija. Ir va būtent tas išpažinties dalykas gali kartais pakišti koją. Tai vat, kad tai nėra visai, kad lygybės ženklo dėti negalėtumėm. Ar dar būtų klausimų? Klausimų nėra. tai renginys eina jau į pabaigą. Tai noriu padėkoti šioms žavingoms, charizmatiškoms autoriams už jų puikias knygas ir kviesti skaitytojus jas pirkti, gauti autografą, o gal pasikalbėti, pabendrauti su autoriam. Tai kviečiame skaitytojus skaityti Indrės Valantinaitės knygą Gimiau su dviguba širdim ir Linos Simutytės romaną Raudonasis albumas. Ačiū visiems. Ačiū. O renginį moderavo literatūrologė, taip pat rašytoja Edita Puskunigytė. Ačiū jai.